Na ir 5 pavyzdys, tai jau pavyzdys aukštesniajam lygiui, kuomet turim, matot, skirtingus pagrindus 32, 8, 0,25 kvadratinė šaknis iš 2 ir laipsnio rodikliai jau atsiranda modulis. Iš pažiūros atrodo, kad šita lygtis yra labai sudėtinga, bet prisiminus, kad 32 yra 2/5, 8 yra 2 kubo, 0,25 yra 1/4 arba kitaip tariant 2 minus 2, o kvadratinė šaknis iš 2 yra 2 laipsniai 1/2. Primename taisyklę jums, kad n laipsnio šaknis iš a laipsniai m yra a laipsnė m dalinta iš n, kai vardiklis yra natūralusis skaičius daugiau arba lygus už 2, o skaitiklis yra bet koks sveikas skaičius. Tai tuomet lygtis pavirsta mums tokia lygtim. 2 laipsnių rodiklis 5 kart moduliai 4 minus 3x lygų 2 kubo, dalinant iš 1/4 apverčiam ir gaunam dauginti iš 4 ir dalinti iš 2 laipsniai 1/2. Kairę pusę pakartojam, perrašom, dešinioji pusė turim taisyklę, jeigu pagrindai lygus, čia va 4 dar reikia sutvarkyti ir 2 kvadratu, tai pagrindą paliekam tą patį, laipsnio rodiklius sudėsim. Tai turim 3 plus 2 minus 1/2. Atlikus skaičiavimus gaunam štai tokią lygtį, kurios pagrindai yra 2 ir jie yra lygus, tai lygus ir laipsnių rodikliai. Tuomet turim modulio lygtį 5, 4 minus 3x modulį, 4,5. Koeficientai 5 ir 4,5 yra 5 kartotiniai, pasidalinam iš 5 ir gaunam modulio lygtį 4 minus 3x lygų 9/10. Ir tokia lygtis sprendžiasi suvedant į 2 lygtis, kad 4 minus 3x gali būti lygų minus 9/10 ir 4 minus 3x gali būti lygų 9/10. Įsprendė tiesinis lygtis, gauna sprendinius lygties pradinės, vienas sveikas 19/30 ir vienas sveikas 1/30. Tai atsakymas vienas sveikas 1/30 ir vienas sveikas 19/30.